pasižymėjom. Pasižymėjom kuliukus. Ir čia mes sudinsim. Čia medelio centras. Viršutinę žemę nusiimam šoną. Nu, kastuvas kukas. Negaliu pasakyti, kad jis jau pats kasa kaip su varikliu, bet jis dirba neblogai. Jeigu rankose gerose, tai kastuvai visi gerai dirba. Aš taip galvoju. Bet šiaip rankos neatsimušė. Traumų čia su spiruoklė rankenoj. Rankenoj yra tokia spiruoklė, kur reiškia neatsimušė. Tau yra gera. Nu, dabar kita. Čia bus dar lengviau kast. Pasodėsim tokius augalus. Čia saulės atokaitoj. Labai gera žemė. Saulės atokaitoj prieš saulutę. Čia viena iš šilčiausių mano sodo vietų. Mes sodinsim šiandien tokius augalus kaip persikus. Jie mėgsta priemolio dirvą ir turi būti labai šilta vieta. Ir atsinešim toj augalus. Augalus pamerkiau prieš atsinešęs vandenį. Reiškia, dėl ko vandenį pamerkiau? Nu, kad šaknis nedžiūtų per tą, kol iškasiu duobes. Taip, kol iškasiu duobes. Taip. Čia toks yra labai įdomi veislė. Jie vadinasi harnas. Tai harnas tai yra lenkiškai pavadinimas, kaip Tadas Blinda. Jis buvo toks pats svieto lygintojas, bet jo garbį pavadino persika. Kaip matot, prieš pasodinant sužeistą šaknelės nukarpau. Karpom, reiškia, labai, reiškia, mažai, kad išžiotų. Mums nereikia, kad mums delnas pavargtų. Taip. Dabar mes turim apkarpyti. Matot, dar šaknelės patys apkarpėm, dar kasdami, jų neiškasė taip, kaip reikia. Tai dalį šakų mes turim būtinai panaikinti. Dalį šakų būtinai reikia panaikyti, kadangi padaryti balansą tarp šaknų ir šakų. O, kamienėlis labai gražus. Nu, dabar šoninės šakutis taipogi trumpinam. Vėl ašmenį paliekam prie sveiko šakutis. O ant šoninio pumpuro stengiamės nes, kaip matot, tas persikas auga stačiom šakom į viršų. Stačiom šakom. Taip. O, kaip kur turi žiedinių pumpurų jau. Taip, bet mes jį skriaudžiam. Ir viršūnę skriaudžiam. Ir tas viršutinės šakutis, kadangi jos yra liaunesnės, mes jas trumpinam šiek tiek mažiau. Jeigu mes jų netrumpinčiame, būtų davė žydų. Bet to dalyko daryti nereikia. Taip. O. Matot, labai gerai. Taip. Dabar mes, dar galim sudėti apačioj tą velėną, kurią nuo viršaus nukasėm. Tai buvo pati geriausia žemė. Taip, pati geriausia žemė. Taip. Tos velėnos čia ne tiek jau daug buvo, bet jos vis tiek buvo. Kitose duobėse velėnos visiškai nebus. Nu va, o dabar mes jeigu žiūrėti, mes turim prie pat gražiai, labai gražiai. Ir dabar viršutinė žemė, tinkama viršutinė žemė, beriam ant šaknų viršutinė žemė, o apatinė žemė bersim ant viršaus. Aš paprastai nenaudoju kastuvų užert žemę. Už tai, kad tai yra toks, nu kaip pasakyti, gali atsimušti kamieną, gali... Dabar atrodo, kad jis biškį giliau negu reikia, bet taip nėra, nes žemė sukris, taip, žemė sukris ir bus kai kartas, va tokia padarom lėkštutę, paliejimui, taip. Na, mes paskui atnešim kuoliuką ir pririšim. Kaip matot, turim du pasodintus medelius. Ir čia taip sunku sodyti tą medį.